Labadiena! Sveiki! Šiandien Tour of Lithuania pasiekė pusiaukelę, tiek ir tiesioginė to žodžio prasme, tiek ir geografiškai. Esame viename seniausių Lietuvos miestų Kėdainiuose. Įsikūręs pačiame Lietuvos centre, pačioje šalies širdyje, šis miestas žinomas ne tik savo unikalių senamiesčių, bet ir turtinga istorinė ir kultūrinė praeitimi. Kėdainiai buvo viena mylimiausių Radvilų rezidencijų. Miesto senamiestis vienas geriausiai išsilaikiusių mažųjų senamiesčių Lietuvoje su baroko ir renesanso architektūra. Kėdainiai tai vieta, kur sustinka senosios tradicijos ir šiuolaikinis gyvenimo ritmas. Šis miestas garsėja ir savo maisto bei chemijos pramonę. Ledai, agurkai, trąšos, konservai, daumantų padažai. Šiandien oras yra ženkliai geresnis. Nors orai žadami permainingi, lietutis pakrapnoja labai lengvai ryte, bet dabar jau šviečia saulė, temperatūra kyla, dieną žadamas lengvas vėjelis. Taip, temperatūra dabar jau pas mus yra apie 17 laipsnių, o įdienojus bus ir iki 25. Taip, kad renginio dalyviams šiandien rekomenduojame pasiimti kremą nuo saulės, kepurės, bet vis dėlto įsidėkite ir skėtį, nes gali netyčia vėl prapliupti lietus. Arba galėsite su skėčiu prisidengti nuo saulės. Trečiasis Kėdainių etapas žada būti ypatingai taktiškas ir greitas. Distancija vingiuos miesto ir rajono keliais, o finišo tiesioji pačioje senamiesčio širdyje žada įspūdingą atomazgą. Taigi, netrukus startuos trečiasis Tour of Lithuania etapas Kėdainiuose. Pauliau, šiandien prieš startą eikime pakalbinti dar vieną oficialų renginio asmenį, Robertą Vainauskienę, Lietuvos dviračių sporto federacijos generalinę sekretorę. Užduosime jai vieną vienintelį klausimą. Ar ji turi dviratį? Ten į tą pusę. Labas, Roberta. Labas. Mums labai įdomu sužinoti, kokios emocijos apima, kai organizuojate tokio lygio renginį Lietuvoje. Iš tiesų tas pasiruošimas yra labai ilgas ir mes tikrai gerus pusę metų jau dirbom ir paskutinius mėnesius labai aktyviai. Tai tikrai neslėpsime, su Arnoldu keletą kartų vienas kitam buvom pasiskambinę ir nuramink, kad viskas bus gerai, Ir paskutinis toks pokalbis buvo antradienį prieš visus susirinkimus ir tada tokia mintis buvo tiesiog startuojam. Ir tada viskas bus gerai. Ir taip, viskas yra gerai, o jausmas, tai žinoma, pasididžiavimas visa dviračių sporto bendruomenė. Spūdingas renginys ir labai džiaugiamės, kad jį turim antrus metus iš eilės ir važiuosim toliau. Taip, žinokit, gaunam labai gerų komentarų, tikrai viskas yra labai gerai. Sveikiname. Ačiū Jums labai. Ačiū.
Congratulations, guys. Your emotions after taking the second win at Tour of Lithuania. Amazing sunny day, perfect weather. Look, the guys, they're tired, but they're happy. They did the perfect team effort, and yeah, for me, I just needed to basically control on the punch, and guys controlled very well. So for me, it was easy, but for them, it was, let's say, super hard. Because also we didn't have much help, but some local teams helped us a little bit, and then yeah, in the end, it paid off, and I'm super happy. This guy is motor. Diesel, petrol or electric? Atomic Energy. Alright, Atomic Energy. Hildas Nikeliuotas Špykis. Kaip trečioji diena jūsų komandai? Tikimės, kad nepraradom nei vieno sportininko, turim dar 3 komandos draugus, kurie yra atsilikę ir dar nebaigė lenktynių, tai inirtingai skaičiuojam laiką ir telpa į laiko limitą ir vienas komandos draugas jau sufinišavo. Tai mes taip mėgėjiškai, kokia komanda, mėgėjiška, draugiška, tai taip ir važiuojam, gale važiavom, maitinom visus, kas tik tais norėjo, taip draugiškai. Ir konkurentus maitinot? Žinoma, tai ten, kur jau gale važiuoja, ten jau nebe konkurentai, likimo broliai. Linkėjome į Alytų komandai mūsų, kas už kadros žiūrimas visiems. Iki. Ačiū. Einam dar pakalbinsim vieną lietuvišką komandą Energus Cycling Team. Mušam su visais sportininkais 5. Paskutinius keliolika kilometrų stebėjom tave ant ekrano, transliacija nebuvo labai gera, bet matėme, kad buvo nuvažiavę 3. Atitrukom 25 kg iki finišo, 3. Vienas iš jų nenorėjo dirbti, tai su Danu mes susidirbom. Tas gerai praeidavo, aš praeidau gerai. Tas iš China Glory nelabai norėjau, tai sėdėjau ant rato. Ir likus 10 km žiūriu 3-5 sekundės. Patikėjau, kad jau davažiuosim. Kojo savijauta gera, žinai. Tai dirbom iki pat galo. Tikrai tas Danas gerai dirbo, tada prisijungė China Glory. Likom pagauti 2 km iki finišo. Nepasisekė, bet geras šansas buvo laimėti. Akimirką sakau, galvojau, kad jau viskas davažiuosim, nes tarpas buvo didelis. Liko dar 2 dienos ir galim pasakyti, čionais žiūrovai, kurie buvo susirinkę ir stebėjo, kaip jūs 3 buvot atsiplėšę nuo grupės, buvo milžiniškas palaikymas. Smagu, kad žmonės palaiko. Linkėjimai. Martynai, koks buvo jūsų šiandien tikslas, kokia strategija? Tikslas 3 etapas, bet lenktyniauti kaip pirmame etape, nieko nepasileisti jokio pabėgimo, dalyvauti, būti prieki, nes lyderių komanda stipri, patyrusi ir galėjo pridaryti daug žalos. Tai visi išpildė tą, ką planavom. Rokas vyriškai dalyvavo tiek pagrindiniam pabėgime, tiek paskutinėse kilometruose. Stengėsi, grupė pavijo, nepasisekė, sėkmė 3 kartą nusisuko, bet dar 2 dienas liko. Tikimėms rytą ar po rytą sėkmė pagaliau atsisuks. Linkime stipraus sugrįžimo. Eime, pakalbinsim Lietuvos rinktinę. Matome, vyrai rengiasi. Jos galima, kadangi jų raumenys dideli, jos galima pakalbinti ir tuo metu, kai jie yra be marškinėlių. Po vieną sakinį, Venantai, apie šiandieną. Sunku. Patiko lenkiškas sumuštinis, padarytas iš filipiniečio. Sunku. Tai Venantai sunku, o tau? Man dar sunkiau tada. Sveiki vyrai, kaip vyko ši diena? Sudeginau savo visas 9 gyvybės. Greitai. Nebenoriu. Remi. Labą dieną, mano vardas Remi ir aš Lavonas. Iki. Kur yra Elijus Čivilis? Ligoninė, dėja. Kas nors matė, kas ten įvyko? Kažkas susimėtė, teko vengti ir už manęs griuvo. Kaip tiksliai nemačiau. Gaila, kad komandos draugas. Atsiprašau, kad jūs sutrukdysime, bet mes iš toli matėm Dariau su milžiniška šypsena. Dėl to, kad įpusėjo varžybos, iš techninės pusės viskas buvo labai gerai, aišku, daug griūčių buvo, bet kaip ir visada. Čia yra sporto dalis, tai sakau, viskas gerai. Tai džiaugiamės, nelyja. Mes irgi lygiai taip pat džiaugiamės, džiaugiasi žiūrovai. Džiaugiasi Kėdainiai. Rytoj džiaugsis kuris miestas? Rytoj džiaugsis Utena. Visi prašom atvykti į Uteną, rytoj laisvadienis, šeštadienis. Tai atvažiuojat, palaiko. Čia buvo geras vietinių bendruomenių pavyzdys, matėte, ne? Tai ir informacija apie kelių uždarimus ir visą kitą Utenos radijas transliuos dar tarp kitko. Tai klausykit įdėmiai. Ačiū. Ačiū dar.
Kėdainių etapas baigėsi, turim nugalėtoją, išdalinti yra visi marškinėliai. Buvo idealus oras, buvo greičio nemažai, buvo keletą krešų, kurie baigėsi visai sėkmingai. Turime kelionę į Uteną. Rytoj kviečiame visus vėl stebėti 4 etapo gyvą transliaciją nuo 12:30 lnk.lt/tol ir žinoma, šeštadienis, savaitgalis. Visi, kurie esate sodybose aplinkui, galit atvykti į Uteną, stebėti tiek startą, tiek lenktynių eigą gyvai ir žinoma palaikyti sportininkus finiše. Taip, ir startas Utenoje 11 val. Ir nepamirškite sekti mūsų socialinius tinklus Tour of Lithuania.